dienos praktika vaiko asanoje. Tai galite keliauti link kilimėlio vidurio arba galo, atversim kelius taip plačiai kaip kilimėlis ir tuomet rankomis keliausim į priekį, ištempsim nugarą ir atpalaiduosim savo kaktą ant kilimėlio. Keletą akimirkų pabūsime čia, leidžiant savo po truputėlį atvykti į praktiką. Ne tik fiziškai, bet ir mintimis. Po truputėlį palikti visus dienos darbus ir reikalus praeityje. Ir šį laiką paskirti savo ir savo praktikai. Keletą kartų kartu įkvėpsime per nosį ir iškvėpsime arba per nosį, arba per burną, kaip jums jaučiasi šią akimirką geriau. Tai giliai įkvepiam ir iškvepiam, paleidžiam bet kokią ant kilimėlio atsineštą įtampą. Įkvepiam ir iškvepiam, paleidžiam bet kokią fizinę įtampą, įkvepiam ir iškvepiam, paleidžiam bet kokią emocinę, psichologinę įtampą, dar 2 kartus, įkvepiam, iškvepiam, paleidžiam bet kokią situaciją, žodžius, žmogų, įkvepiam paskutinis ir iškvepiam. Po truputėlį leidžiam savo vis labiau nurimti. Atsipalaiduoti. Lyg pamažu visas aplinkinis pasaulis sustoja. Ir visas mūsų dėmesys yra nukreiptas ties šiuo kilimėlio plotu. Labai gerai, su kitu įkvėpimu po truputėlį pernešim savo kūno svorį pirmyn per apvalią nugarą ir tuomet suvesim kelius vieną link kitą, paliksim juos klubų plotyje. Su įkvėpimu leidžiam pilvą žemyn, atveriam krūtinę į priekį arba į viršų. Su iškvėpimu atsistumiam nuo kilimėlio, apvalinam nugarą. Įkvepiam pilvas, krūtinę žemyn. Iškvepiam, apvalinam nugarą, pečius, stumėmės nuo kilimėlio, kvėpuojam, iškvepiam, dar 2 savo kvėpavimo tempu, dar 1, labai gerai, ir toliau kvėpuojam ir dabar pridedam šiek tiek judesio su savo klubais, galbūt su savo pečiais, galbūt prasukam lygtais 8 formą. Jeigu norisi, užsimerkiam ir tiesiog leidžiam savo išjudinti savo stuburą, taip ir tokiamis kryptimis, kaip šią akimirką norisi, kaip šią akimirką jaučiasi. Galbūt kur randa šiek tiek įtampos, stengitės išjudinti, išminkštinti tas vietas. Galbūt tiesiog norisi prasirąžyti. Ir paskutinis pilnas kvėpavimas. Labai gerai, ir grįšim į centrą. Surandam driežo poziciją, mūsų rankų pirštai lygiuoja su mūsų pėdos pirštais. Iš čia užkabinam galinės kojos pirštus ir kilstelim galinį kelį nuo kilimėlio. Labai gerai. Su įkvėpimu leisim klubų žemyn, krūtinės ląsta į priekį. Su iškvėpimu atsistumsim nuo kilimėlio, vėlgi apvalinsim nugarą. Įkvepiam, leidžiam klubų žemyn, prastempiam mūsų priekinę šlaunies dalis. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Kvėpuojam dar 3. Dar 1. Ir su kitu įkvėpimu iš lėto nuleisim kairįjį kelį žemyn. Dabar dešinioji ranka keliausim vidinę dešiniojo kelio pusę ir su iškvėpimu stumsim kelį nuo savęs, pėdai leisim
rotuotis ant išorinio pėdos krašto ir šiek tiek surasim lygtais pasisukimą per mūsų nugarą, stuburą. Kvėpuojam dar 3. Pastebim, kaip jaučiasi mūsų klubai. Giliai įkvepiame ir iškvepiam. Dar 1, įkvepiam. Ir iškvepiam, vėl grįšim į centrą. Dešinioji ranka nusileis ant kilimėlio, užkabinsim galinės kojos pirštus ir pradėsim keliauti link šoninio kilimėlio krašto. Dabar atidarom pėdas į išorę, kulnus siunčiam į vidų. Surandam deivės asaną, iš čia pasidam rankas ant savo kelių, įkvepiam ir su iškvepimu sukamės į kairę pusę, dešinį petį siunčiam į priekį. Įkvepiam, grįžtam į centrą, iškvepiam, pakeičiam pusės, kvepuojam. Vėlgi surandam savo tempą, palei savo kvepavimą. Dar po 1 kartą į abi pusės. Ir su įkvėpimu vėl grįšime į centrą, po truputėlį pratiesinsim savo kojas ir dabar pėdų pirštai keliauja į vidų, kulnai į išorę. Rankos ant klubų įkvepiam, išsitiesiam ir iškvepiam, lenkiamės pirmyn. Rankas nuleidžiam po savimi, po savo pečiais, įkvepiam dar kartelį, prasitiesinam ir iškvepiam, lenkiamės pirmyn, lygtai su viršugalviu norėtume paliesti savo kilimėlį. Kvepuojam, rankos gali likti ten, kur yra, arba jeigu išeina, rankomis galim keliauti link priešingo kilimėlio krašto, taip pasidedant savo pagilinti tempimą. Kvepuojam. Stengiamės nugarą palikti išilgintą, nesapvalinam nugaros. Dar 1. Labai gerai, su kitu įkvėpimu vėl grįžtame į centrą ir tuomet keliaujam link kilimėlio galo, link savo kairiosios pėdos. Rankos keliaus į vidų, su kairiaja pėda paeinam šiek tiek link šoninio kilimėlio krašto, surandam driežo poziciją. Su įkvėpimu vėl leisim klubų žemyn, krūtinės ląsta į priekį. Su iškvėpimu atsistumėm nuo kilimėlio, palinam nugarą, kvepuojam. Labai gerai. Po truputėlį išjudinam savo klubus, išjudinam energiją klubuose. Ir paskutinį kartą. Ir su įkvėpimu vėl leisim kelį žemyn. Kairioji ranka keliaus į vidinę kairiojo kelio pusę ir su iškvėpimu stumiam kelį nuo savęs. Pėda vėl rotuojasi ant išorinio pėdos krašto. Surandam švelnų pasisukimą, kvepuojam dar 3. Labai gerai, dar 1 pilnas kvepavimas. Stengiamės sulėtinti, nuraminti savo kvepavimą. Ir su iškvėpimu abi rankos ant kilimėlio, užkabinam galinės kojas pirštus, kilstelim kelį ir vėl keliaujam link šoninio kilimėlio krašto. Pėdos pirštai pasisuka į vidų, kulnai į išorę, įkvepiam, ištiesinam nugaras, iškvepiam, pasilenkiam. Įkvepiam, prasitiesinam, iškvepiam, pasilenkiam. Dar 1 kartą įkvepiam, iškvepiam, pasilenkiam. Įkvepiam, vėl prasitiesinsim ir dabar rankomis keliausim link savo kairiosios kojos. Galbūt rankos pasiliks kažkur ant kilimėlio arba ant grindų, galbūt su dešinėje ranka mums pavyks pagauti
už savo kairiosios čiurnos arba pėdos ir taip dar pagilinant pasisukimą. Kairioji ranka gali likti ant kilimėlio arba atsidaryti į viršų ir apsikabinti mūsų apatinę nugarą, keliauti link dešiniosios vidinės šlaunies. Iškvepiam. Dar 2. Iškvepiam. Dar 1. Ir iškvepiam, atkabinam kairę ranką, nuleidžiam ją link kilimėlio ir tuomet keliausim link dešiniosios savo pėdos. Vėlgi keletas variacijų, rankos gali pasilikti ant kilimėlio. Jeigu išeina su kairiaja ranka, pasiekiam link savo čiurnos arba pėdos. Dešinioji ranka lieka ten, kur yra, arba atsidaro į viršų ir apsikabina apatinę nugarą, keliauja link vidinės šlaunies. Iškvepiam. Iškvepiam. Kvėpuojam. Iškvepiam iš lėto, vėl grįžtam į centrą, įkvepiam, pakylam iki pusės. Ir iškvepiam, rankomis keliaujam link kilimėlio priekio. Abu delnai ant kilimėlio, dešinioji koja žengia atgal aukšta lenta. Įkvepiam, pasvyram į priekį, iškvepiam, lenkiam alkūnes, leidžiame žemyn, atkabinam kojų pirštus, įkvepiam, pakylam kobrą, iškvepiam, atsistumiam žemyn, žiūrinti šuo. Su įkvepimu dešinioji koja pakyla į viršų, su iškvepimu lenkiam kelią, atveriam klubus. Kelias žiūri į viršų, pėda keliauja link sėdmenų, įkvepiam, iškvepiam, dar 1, įkvepiam ir iškvepiam, dedam didelį žingsnį į priekį tarp savo delnų. Nuleidžiam galinį kelį, su įkvepimu rankos pakyla virš galvos, žemas įtupstas. Iškvepiam rankas, nuleidžiam ant priekinio savo kelio ir keletą akimirkų paspiruokliuojam. Keliant klubus aukštyn ir švelniai leidžiant žemyn. Kvėpuojam dar 5, 4, 3, 2, 1. Ir įsėdam į savo įtupstą, kvėpuojam. Tik stengiamės, kad mūsų pilvas nekeliautų prie šlaunies, o pilvas aktyvus, suaktyvintas, šiek tiek toliau nuo šlaunies, nesukrentam į tempimą. Įkvepiam ir iškvepiam. Paskutinis. Ir iškvepiam, rankos nusileidžia ant kilimėlio, po truputėlį pratiesinsim priekinę koją, siūsim klubus atgal. Dabar pastebim, kad mūsų klubai būtų vienoje linijoje su kairiuoju keliu, kad nenuvažiuotume kažkur per daug atgal ar į priekį. Suaktyvinam priekinę pėdą, pėdos pirštai žiūri į viršų, kulnas stumėsi priekin. Įkvepiam, pratiesinam nugarą ir iškvepiam, pasilenkiam. Kvėpuojam, dešinį klubą vis bandom liktai stumti atgal, kairį klubą stumti į priekį, klubai apvalūs, apvalinti. Iškvepiam, dar 2, iškvepiam, dar 1, iškvepiam. Su įkvepimu vėl važiuojam link kilimėlio priekio. Delnai išsiguldo ant kilimėlio ir dabar su dešiniaja pėda keliausim įstrižai link kito kilimėlio krašto, o dešinį kelią leisim link dešiniojo riešo. Pamažu surasim balandžio asaną, su kairiuoju keliu paeinam atgal. Ir pastebim, jeigu mūsų dešinysis klubas pakilęs, galbūt turim kaladėlę arba pleduką, kurį galim pasidėti po juo, kad nesukristume ant savo dešiniojo šono. Norim, kad mūsų klubai lygiuotų į priekį. Dešinysis mūsų kelias yra šiek tiek atsivėręs į šoną arba lygiuoja su dešiniuoju klubu. Įkvepiam čia, atveriam ranką šiek tiek plačiau nei kilimėlis ir su iškvepimu po truputėlį leidžiame žemyn. Vėl įkvepiam, atveriam krūtinę. Iškvepiam, leidžiame žemyn. Dar 4 kartai.
Iškvepiam. 3. Iškvepiam. Savo tempu. Ir su įkvėpimu pakilsim, rankos keliaus vėl priešais mus. Ir su iškvėpimu po truputėlį rankomis keliaujame į priekį, kol surandam savo patogų tempimą. Galbūt liksim ant savo puspirščių, galbūt nusileisime ant savo alkūnių, galbūt kryžiuosim rankas ir kaktą išguldysim ant savo dilbių. Surandam savo patogią poziciją. Akimirkai užmerkiam akis, atsipalaiduojam į tempimą. Gilus tempimas mūsų klubams. Leiskit savo atsipalaiduoti, liktai suminkštėti į tempimą. Su kiekvienu iškvėpimu, iškvepiant bent kokią užsilikusią įtampą. Tiek fizinėme kūne, tiek mūsų emocijose, mintise. Leidžiam savo suminkštėti, atsipalaiduoti, paleisti. Kvėpuojame dar 2. Ir su kitu įkvėpimu pamažu pakilsim, rankomis grįšim atgal, užkabinsim galinės kojos pirštus ir žengsim didelį žingsnį atgal, žemyn žiūrinti šuo. Čia jeigu norisi šiek tiek prasivaikštom, pralankstom kelius, pastebim skirtumą tarp savo dešiniosios ir kairiosios pusės. Labai gerai, dar vienas kvėpavimas. Ir su įkvėpimu kairioji koja pakils. Su iškvėpimu lenksim kelią, atversim klubus. Vėlgi pėda link sėdmenų, pėda aktyvi, sulenkta, kelias žiūri į viršų link klubų. Iškvepiam, dar vienas. Iškvepiam. Ir su kitu iškvėpimu dėsim didelį žingsnį į priekį, nuleisim galinį kelią. Su įkvėpimu rankos pakyla, atveriam krūtinę. Su iškvėpimu rankos keliauja ant mūsų priekinio kelio. Ir čia paspiruokliuojam šiek tiek aukštyn ir atgal. Labai gerai, dar 5, 4, 3, 2, 1. Ir vėl įsėdam, bet vėlgi pastebim, kad nesukristume ant savo šlaunies. Ir kad nesukristume į savo patinę nugarą, tam norim šiek tiek suaktyvinti pilvo raumenis. Kvėpuojam. Stengiamės nuraminti savo kvėpavimą, ilginti savo įkvėpimus. Ir dar labiau ilginti, gilinti savo iškvėpimus. Naudojam savo kvėpavimą kaip inkarą, padedantį mums išlikti vietoje, išlikti čia ir dabar. Dar vienas įkvepiam. Ir iškvepiam, nuleidžiam rankas ant kilimėlio, pratiesinam priekinę koją, siunčiam klubus atgal. Pėda aktyvi, įkvepiam. Ir iškvepiam, lenkiamės žemyn tiek, kiek mums išeina. Kai lenkiamės, vėlgi norim nugarą palikti išilgintą. Pirmiausia, lenkiamės taip, kad mūsų pilvas keliautų link šlaunies, tuomet krūtinė ir tik tai galiausiai, kai būsim pasiruošę, vieną dieną kakta nusileis link kojos. Iškvepiam. Iškvepiam. Dar vienas.
Su įkvėpimu iš lėto važiuojam į priekį, delnai ant kilimėlio ir dabar kairiąją pėdą einam įstrižai, kairįjį kelią leidžiam link kairiojo riešo, su dešiniuoju keliu paeinam šiek tiek atgal. Vėlgi klubai norime, kad lygiuotų į priekį ir tuomet atveriam rankas šiek tiek plačiau nei kilimėlis, įkvepiam, su iškvėpimu po truputėlį lenkiamės į priekį. Kvėpuojam, iškvepiam, lenkiamės į priekį. Liktais tai banguojam per savo stuburą be jokių greitų, staigių, aštrių judesių. Galva pakyla ir nusileidžia paskutinį kartą. Ir su įkvėpimu vėl grįšime, rankos grįš į centrą, įkvepiam ir su iškvėpimu surandam savo patogią poziciją. Įsitaisom taip, kaip darėme kitame šone, galbūt ant alkūnių, galbūt kakta išguldyta ant kilimėlio arba ant dilbių. Kvėpuojam. Atsipalaiduojam į tempimą. Ir jeigu mintis norės kažkur nukrypti, kažkur nuklaidžioti, vėl ir vėl stengiamės jas grąžinti į savo kvėpavimą, į savo kūno pojūčius. Pastebim, kaip jaučiamės, kaip jaučiasi mūsų kūnas, kas vyksta su mūsų mintimis, kai laikome šios ilgus tempimus, kas vyksta su mūsų emocijomis. Dar keletas gilių kvėpavimų. Paskutinis gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir su įkvėpimu vėl rankomis grįžtame atgal, užkabinam galinės kojos pirštus, žengiam didelį žingsnį atgal, žemyn žiūrintis šuo. Prasijudinam. Labai gerai, ir kai būsim pasiruošę, iš lėto keliaujam į priekį ir nuleidžiam kelius ant kilimėlio. Dabar paeisim vėl link šoninio kilimėlio krašto, surasim varlės poziciją. Jeigu turit pledukus, galit pasidėti, pastiesti ant kilimėlio, kad būtų patogiau keliams. Kitų variantų galim taip pat sulenkti kilimėlį ir kelius iš abiejų kraštų ir kelius pasidėti ant tų kraštų. Ir dabar keliais keliausim į šonus tiek toli, kiek mums išeina, o mūsų čiurnos kulnai lygiuos su keliais. Galbūt liksime čia, galbūt nusileisim ant savo alkūnių. Ir dabar norim, kad mūsų klubai būtų maždaug vienoje linijoje su mūsų keliais. Tai, kad nebūtume išvažiavę nei į priekį, nei per daug atgal. Pėdos atidarytos į šonus. Ir kvėpuojam, pabūsim čia 1 minutę. Atsipalaiduojam. Gana gilus, intensyvus tempimas. Taip pat galim pastebėti, kokios emocijos kyla, kas iškyla į paviršių. Ir su kiekvienu iškvėpimu stengiamės tai paleisti. Leidžiant savo atsipalaiduoti. Kūnui paleidžiant įtampą, leidžiant ir mintims nusimesti įtampą. Dar keletas gilių ramių kvėpavimų.
Paskutinis pilnas įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir su kitu įkvėpimu vėl iš lėto pakilsime ant delnų ir po truputėlį keliu suvesim vieną link kito. Tai gerai. Iš lėto atsisėsim ant vieno arba kito šono, įsitrauksim kojas iš prie savęs, rankos priešais mus ir po truputėlį išguldom nugarą ant kilimėlio. Dešinį kelią prisitraukiam prie savęs. Ir tuomet dešinę čiurną padedam ant kairiosios šlaunies. Dešinioji ranka keliaus per tarpą, kairioji per išorę. Galim kilstelti pėdą nuo kilimėlio. Ir dabar savo ranką sukabinam arba už šlaunies, arba už blauzdos. Ir traukiamės kelius link savęs, kartu dešinį kelį stumiant nuo savęs. Surandam tempimą savo sėdmenyse, išoriniuose klubų raumenyse kvėpuojam. Vėlgi visas mūsų mintis sutelktos į čia ir dabar. Įkvepiame ir iškvepiam. Su įkvepimu atversim rankas plačiai į šonus. Dešiniai kojai leisim apsivynioti aplink kairę 1 arba 2 kartus ir tuomet siūsim kojas į kairę pusę, o savo žvilgsnį nukreipsime pro dešinį petį. Surandam stuburo susukimą, vėl galime užmerkti akis. Ir tiesiog pasimėgauti tempimu. Giliai įkvepiame ir iškvepiam. Su kitu įkvepimu vėl grįžtame į centrą, atnarpliojam savo kojas, dabar kairį kelį prisitrauksim prie savęs ir tuomet kairioji čiurna keliaus ant dešiniosios šlaunies. Kairioji ranka per tarpą, dešinioji per išorę, kilstelim pėdą, pagaunam už nugarinės šlaunies pusės arba už blauzdos. Traukiamės kelius link savęs. Kvėpuojam. Stengiamės, kad kiekvienas mūsų iškvėpimas būtų ilgesnis negu mūsų įkvėpimas. Taip duodant ženklą savo nervų sistemai atsipalaiduoti. Siunčiant signalą, kad esam sveiki, saugus ir kad kūnas gali atsipalaiduoti, nurimti. Jam nereikia bėgti, jam nereikia kovoti. Labai gerai, dar vienas. Ir su kitu įkvėpimu vėl atversime rankas plačiai į šonus. Kairiai kojai leisim apsivynioti aplink dešinę 1 arba 2 kartus ir siūsim kelius į dešinę pusę, o savo žvilgsnį pro kairį petį. Lygiai kvėpuojam.
visi akis užmerktos. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir su kitu įkvėpimu keliai vėl grįžta į centrą, atnarpliojam savo kojas, prisitraukiam kelius prie savęs, galbūt dar keletą akimirką pasviruojam į šonus, į vieną, į kitą. Ir su kitu įkvėpimu stipriai save apsikabinam, prisitraukiam kelius prie savo kaktos, arba tiksliau kaktą prie kelių, įkvepiam, susirečiam į mažą kamuoliuką. Ir iškvepiam, paleidžiam rankas, paleidžiam kojas, keliaujam į šavasaną. Leidžiam pėdom atsiverti į šonus, rankos keliauja palei kūną, taip plačiai kaip norisi. Atpalaiduojam pečius žemyn ir atgal. Suminkštinam savo žvilgsnį arba užmerkiam akis. Ir dar keletą minučių, keletą akimirkų leidžiam savo tiesiog pabūti. Žinant, kad daugiau nieko mums nereikia daryti. Kol kas dar niekur mums nereikia būti. Nereikia nieko keisti, nieko kontroliuoti. Leidžiam savo tiesiog atsipalaiduoti ir pasimėgauti tą ramybę ir kokybiškų poilsių. Kviečiu šavasanai pabūti, išbūti tiek, kiek šią akimirką norisi, tiek, kiek galite sau leisti. O aš po truputėlį su jumis atsisveikinsiu. Iki kito karto. Nuostabios dienos ar vakaro. Namaste.